Labas rytas. Kur čia ruošiesi? Į šventyklą, tai dabar stoviu ir galvoju, kiek daug turiu visko pasipuošti. Užsidėsiu apyrankes ant rankų ir dar ant kojų. Šventinsi viską. Pati save. Nu, papasakau, kokiu daiktu esi pasiėmus iš Lietuvos. Jo, dar vakar kalbėjom, kad turbūt blogiausias ir nereikalingiausias dalykas buvo tai kreminė pudra. Kažkaip tais galvojau, kad gal reikės šiek tiek nors sodą pasilinkti, nežinau, tai žodžiu, visiškai nesąmonė, tikrai jos nereikėjo. Ir aišku, atsarginis džemperis ir kojinės. 5 poras kojinių pasiėmiau, įsivaizdavau, kad čia kažkur eisim, brisim, reikės apsirengti, po jeigu ką. Tai žodžiu, man tikrai nereikia pudros, tikrai nereikia kojinių, tikrai nereikia atsarginių džemperių, iš vis džemperio nereikia. Nu, o tu? Aš tai jo sneakersų prisivežiau iš Lietuvos, tai vienas liko, viskas okei. Pasiėmiau, ko aš čia pasiėmiau. Riešutų pasiėmiau, savaitę gulėjau. Ir džemperį turiu, taip, turiu džemperį. O čia tai iš tikrųjų krūvelė rūbų, kur tokie tipo nereikalingi. Džinsus turiu. Džinsai. Bet į Lietuvą tai grįžti reikės. Tai čia turbūt tam tik tai pasiimta buvo, kad išvažiuoti iš Lietuvos ir grįžti į Lietuvą. Nes, o tu išmetei savo džemperį? Dar saugau. Tai gerai. Nes sumaikė Lietuvoje prie -1 aitum. Vėl mūsų breakfast. Vėl grįžom čia, kur gamina labai gerai omletuką viduje su daržovėmis. Sultis, sviestukas, duonytė, kava arbata ir jau aną kartą žinot, kad sumokėjom už viską tik 5 eurus. Normaliai čia jis. Ką čia sugalvojai? O kiek pinigų kainavo? 5 eurų. Valandai. Dienai. Visai dienai. Jo, vakare parvežti. Geras. Gerai, važiuojam. Reikia užpilti degalų, o degalai parsiduoda kiekvienoj parduotuviai. Ne degaliniai, bet parduotuviai va. Jos. Tokiam va. Kiek kainuoja pinigų? Nežinau, man atrodo, euras litras nėra taip pigiai. Laukiam, pilam ir važiuosim. 60 km į vieną pusę pasiryžę nuvažiuoti. Į šventyklą. O viskas, atvykom pagaliau po padėkščią šalmą. Saugiai vežė. Kaip kelionė? Labai nepatogus, labai šiknas skauda. 1,5 valandos važiavom su šitu daikčiuku. O, užpakalis štapęs, gerai. Einam pasižiūrėti šventyklą. Kas čia turi? Čia yra auka. Auka dievams. Ne? Jo, visi taip neša, matai? Kai neška. देखना पूरा तो नहीं होना Geras. Taip tik per filmą irgi mačiau. Nu, nešk, auka. Negaliu atsigrožėti. Pusantros valandos ant pirdos. Kad nunešti dovanų. Nu, čia turbūt pirma vieta, kur kažkur tai kažką tai porą rožių numesti reikia. Tai tokį padėt? Ar tik tais? Nežinau, gal nepradėk pirmoji vietoj dėti visko, nes neaišku, kas toliau bus. Na gerai, dar tą žiūrėt. Pizos bokštas. Kiek daug įdomybių. Čia jie kažką daro. Va. Meldžiasi, pakoja. Yra moterų. Yra? Eisiu. Ne visur galima eiti. Yra kur vyksta
Jau kažkokios maldos ir yra, kur gali eiti turistai turbūt. Reikia išsiaiškinti. Einam žiūrėti. Ką sužinojai? Sakė, čia dovanas. Kas čia? Labai daug visko reikia žinoti. Vau, ne? Čia, noriu fotografuoti. This is return gift. दीर्घायुष्य आरोग्य सर्व मंगळीला प्राप्त करून दे सर्व सुखी देव यश देवर करते Your name? Valdas Laura Valdas Laura आपका भी बताओ. नेम. Yeah, Valdas Laura. Tai kaip čia įdomi, jie pasirenka, ką pasiimti. Einam atsisėsim. Aš tai ten norėjau. Kur? Va ten prie to einam. Į vidurį? Tai, o čia iš šono. Einam. Ten sėdi vienuoliai. Ten vienuoliai. O čia sėdi ladies. Vau, čia irgi dievukas. Biški baisu, nes apsauginis vis pamato, kad filmuoju aš. Čia kaip į pirtį kokia, žinai. Very good ladies. Namaste. No, German daddy. No? Ja. Nu va, pabuvom ten. Nelabai jie nori, kad mes čia filmuotumėm. Pasidabinom savo galvas visokiais dalykais. Ačiū. Da, parodysiu aš savo. Čia ir pritaškavo, ir pritrynė į galvą, žodžiu, įdomu. Kaip čia. Čia dar su numeriukais. Šiptais kambariukai. Iš tų aukų liko jau tiek. Bananą sakė suvalgyti kartu. Kokosą tos moteris aiškino, kad irgi susitrankyti, žodžiu, eat daryti, sakė. Va. Ir ką dar matėm, tą vienas šventyklai vyras, jisai šviesiom akim. Panašu, kad koks europietis. Tai čia kitokia šventykla, negu buvom tenais, ten kur buvom Mumbajuje ar ten kažkur. Tai buvo tokia labai jau turtinga atrodo. O čia daugiau toks kaip vienuolynas. Visokių kampelių, vietelių. Pastatai su numeriais. Kažkas vyksta, girdi? Aha, čia jie labai stipriai meldėsi. Čia gal kur mūsų neįleido? Aha, ok. Nu, čia su varpeliu gling. Dar čia kažkokia salė. O, kaip jie čia. Girdit? Va, ugnį degina kažkokia. Labai įdomu. O, vėl karšta. Nu? Ko tu ieškojai? Žiūrėjau, kiek gėlių liko. Ai, kad žinot, kiek padėti. Liko.
Dvi liko tavo. Dona? Madona? Dona. Gražu. Va čia išėjimas. Rašo, kad geriamas vanduo, bet mes jo negeriam ir niekam nerekomenduojam jo gerti. Jisai mums atidarys tą kokosą. Ane? Ir galėsim jį kažkaip tais... O. Koks mažiukas. Va, kaip atrodo. Pliaukšt, va. Man biškai. No. Kokos pienas? Skanu. O, žiūrėk. Thank you. Thank you. Namaste. Va. Visko čia išmoksim. Vėliau, kaip čia. एक सौ 20 का ये 180 का 150 का है नहीं रहता था मैं देता था 120 नहीं 150 Įdomu. O darbinė rikša. Pip. Dievo dovanos. Toliau kur? Važiuojam į nacionalinį parką, prie krioklių kažkokių tai. Ten įsimaudysim čiųjų. Čiųjų įsimaudysim. Nežinau kaip bus, bet važiuojam prie krioklių. Atvykom pasižiūrėti krioklių. Bet žodžiu, kad įsigyti bilietą ir važiuoti su tuo džipu yra biški reikalų. Čia žodžių vairuotojų pilna. Čia Laura krato galvą. Net indai. Kur mūsų kebra, va? Indai net krato galvą, sako, nu nafik, sako, skameriai, čia vien skamai. Nu, žodžiu. Nu, papasakok, Ganas, kaip čia buvo viskas. Žodžiu, labai ilga istorija. Nori atsiskaityti kortelę, mūsų nepriima ten tų kortelių, reikia kažkokias programėlės turėti. Tada kešo nėra, bankomato nėra ir ačiū Dievui, kad čia kažkokie vyrai sureguliavo. Panašu, kad jau beveik lipam į tą džipą. O iš tikrųjų mes važiavom, tiesiog važiavom. Važiuojam, galvom pamatysim. Ir va, ačiū už tam dėdėjai. Thank you. Čia važiavom su motoroleriu, važiavom. Sakom, eikit, šik nereikia mums jokių džipų, mes važiuosim su motoroleriu. Nes mes to norėjom mokėti. Važiavom iki šitos vietos ir sakom, ne, nevažiuosim su motoroleriu čia. Dar kažką reikia sumokėti. Laukia čia va. Čia šiaip suvokti, iš tikrųjų neįeisi. O mes dar netikėjom. Norėjom patikrinti. Nu, važiuojam mes čia. Tikimės sutikti kokį nors gyvį. O, pirmas toksai mūsų iššūkis. Važiuoji? Važiuoju, upę. O, kaip stipriai purto. Tai jei pasitikt? Va. Ha. Graži kokia tu. O, velnių gavo. Pykstasi, žiūrėk. Čia kaip jie mane filmavo, dabar aš beždžionės filmuoju. Nu, einam žiūrėti tą krioklį. Ėjom. Ir atėjom. Va. Klausyk, kaip gražu. Dabar kol dar neišsikrovė telefonas, parodom. Labai gražu. Tikrai labai.
Nu, tikiuosi, kad Dievas šeimą apsaugos jį. Nieko tokio. Liko 10 minučių iki autobuso išvažiavimo. Greičiau. Tai tu palauk, persiriau. Susitiko. Ką ten turi? Nieko neturiu. Taigi ne, čia tik telefonas. Laura įlindo į tašę pasimti kažko tos, jau galvoju, kad duosiai kažką tai. Normaliai. Su jom. Palauk, šytė kokia tu. Šytė. Skubam dabar namo, lekiam, kad grįžti, kol saulė nenusileis. Saulė tai jau nusileis, bet reikia, kad kuo mažiau tamsoj būtų. Nes nusibeldėm, kai supranti kriaušuoliai. Kriauplių pažiūrėti, dabar reikia jau lėkti namo. Nu, legiam, gazuojam. Kešo turim iš kortelės, tai dabar liko tik tai benzino surasti. Tai žodžiu, esam kažkur, internetas neveikia. Va. Jo. Kuras visai į pabaigą. Tai dabar jau žinom, kad degalinė sakė ten. Bet dabar dar tiksliai nežinom, kaip grįžti namo. Nu tai... Jo, nes navigacija neveikia. Nu. Yra kuro, ne? Petrų, žodžiu, naktis sutemo, važiuojam, kelio nežinom, Google Mapsai visokie nedirba, interneto nėra. Bet atsimenu, kad šito keliu važiavom. O kokia jau tamsu. Nu va, mes grįžom ir net nesusipykę. Mumis buvo pasirūpinta. Dabar labai norime valgyti. Tai atneša valgyti, valgysim maistą. Bet tai sąžiningai, grįžom į savo miestelį, į savo namus ir tik čia jau valgysim. Kažkas mumis pasirūpina.